Kasmet nusižudo 700 000 žmonių pasaulyje. Tai yra vienas žmogus kas 40 sekundžių. Savižudybė ir savęs žalojimas yra sudėtinga patirtis, kuri paliečia daugelį. Žmogus, būdamas savižudybės krizėje arba save žalodamas, jaučia stiprų psichologinį skausmą, gali jaustis vienišas ir lyg išsiskirtų iš minios. Aplink savižudybę ir savęs žalojimą yra labai daug mus supančių mitų, kurie skatina stigmą ir trukdo asmenims gauti jiems reikalingą tinkamą ir savalaikę pagalbą. Šiandien, rugsėjo 10-ąją, savižudybių prevencijos dieną, pristatysime pačius dažniausius mitus susijusius su savižudybe ir savęs žalojimu. Tikimės, jog žinojimas apie juos leis juos atpažinti, paneigti ir remtis tikrąją tiesą, kuri padeda išgelbėti žmonių gyvybės ir įkvėpti visada rinktis gyvenimą. Pirmas mitas. Žmonės, kurie kalba apie savižudybę, nenusižudo. Kai žmogus kalba arba tik užsimena, juokauja apie savižudybę, dažnai tai yra pagalbos šauksmas. Nustatyta, kad apie 80% nusižudžiusių asmenų apie savižudybę buvo užsiminę žodžiais arba rodė elgesiu. Aišku, yra žmonių, kurie nusižudo neparodė jokių elgesio ar žodinių užuominų, bet dažnu atveju pagalbos šauksmą galime praleisti pro akis. Svarbu pastebėjus riziką jos neignoruoti ir paklausti žmogaus, ar tu galvoji apie savižudybę. Antras mitas. Savęs žalojimas tai būdas atkreipti dėmesį. Ne visada. Savęs žalojimas dažnai suvokiamas kaip būdas susidoroti su stipriomis emocijomis ir kartais norint atkreipti kitų dėmesį į savo psichologinį skausmą bei sulaukti kito žmogaus pagalbos. Taip pat tai būdas nieko nejaust, kažką pajaust, nubaust save ar įveikti kylančias emocijas. Trečias mitas. Savižudybė tai silpnas ir bailus poelgis. Savižudybė yra kompleksinė problema, turinti daug priežasčių, svarstymų ir klausimų. Asmuo netampa nei stiprus, nei silpnas įvykdęs savižudybę. Tai tik rodo, kad asmens jaučiamas psichologinis skausmas buvo sunkiai ištveriamas. Svarbu atsiminti, kad žmonės, kurie svarsto apie savižudybę, nėra silpni, o tiesiog jaučia psichologinį skausmą ir jiems reikia pagalbos. Ketvirtas mitas. Savižudybė vienintelė išeitis. Mintys apie savižudybę gali būti labai intensyvios, tačiau svarbu prisiminti, kad visada yra alternatyvų. Pagalba yra pasiekiama ir yra žmonių, kuriems rūpi. Jei kovojate su mintimis apie savižudybę, skatiname kreiptis į psichikos sveikatos specialistą, krizių įveikimo centrą arba emocinę paramos liniją. Penktas mitas. Pavojinga tiesiai klausti apie savižudybę, nes tai gali ją paskatinti. Tiesus klausimas, ar žmogus galvoja apie savižudybę, žudytis nepaskatina. Jei asmuo tokių minčių ar ketinimų neturi, toks klausimas nepasės jokios minties sėklos apie savižudybę. Tačiau jei asmuo tokių minčių ar ketinimų turi, tiesus klausimas gali padėti pradėti pokalbį ir suteikti asmeniui erdvę pasikalbėti apie savo jausmus bei išgyvenimus ir galiausiai išgelbėti jam gyvybę. Šeštas mitas. Nusižudo tik psichikos sutrikimų turintys asmenys. Nors kai kurie psichikos sutrikimai kaip klinikinė depresija gali padidinti savižudybės riziką, didelė dalis nusižudžiusių asmenų neturėjo jokių psichikos sutrikimų. Įvairūs jausmai kaip neviltis, liūdesys, prislėgtumas nebūtinai yra psichikos sutrikimo požymiai. Ačiū, kad skyrėte savo laiką savižudybių ir savęs žalojimo mitų griovimui. Šiandien kartu paneigėme dažniausius klaidingus įsitikinimus, kurie supa šias temas. Tikimės, jog išgirdę mitus apie savižudybę ir savęs žalojimą, neliksite abejingi ir įkvėpsite save bei kitus visada rinktis gyvenimą. Prisiminkime, kad kiekvienas iš mūsų esame svarbus ir vertingi, kiekvienas iš mūsų turime teisę į laimingą ir sveiką gyvenimą. Jūs nesate vieni, mes jūs girdime, matome ir jaučiame.